Mėly kolegos, mokymasis visą gyvenimą įgauna vis svarbesnę reikšmę šiuolaikinės visuomenės gyvenime. Džiaugiuosi, kad suaugusių tęstinio mokymo prasmė ir reikalingumas vis aktyviau nagrinėjamas ir pripažįstamas visose ES šalyse bei pagrindinėse institucijose. Šiam komunikatui pasiūlymus aktyviai teikia ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo srities ekspertai. Vyriausybės programoje yra numatyta savivaldybių švietimo įstaigose plėsti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų pasiūlą, dėti pastangas, kad suaugusiųjų švietimo institucijų pastatai, mokymosi aplinka būtų modernus ir patrauklus, o centrai būtų aprūpinami šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Noriu pabrėžti ir tai, jog norint pasiekti pažangos kokybinių pokyčių suaugusiųjų švietimo srityje, reikalingas ir aktyvesnis suaugusiųjų švietėjų bei juos vienijančių organizacijų balsas, į kurį turi įsiklausyti ir palaikyti politikai. Būtina, kad esamos problemos būtų ne tik diskutuojamos, tačiau ir tinkamai sprendžiamos, mat tai nulems, kaip artimiausiais metais bus plėtojamas suaugusiųjų švietimas. Labai aktuali ir opi šiame kontekste problema Lietuvoje – pažeidžiamų visuomenės grupių ir ypač neįgaliųjų integracijos situacija. Taip pat iki šiol neišsprendžiamos suaugusiųjų auginančių mažamečius vaikus galimybės mokytis po darbo valandų. Tėvai dažnai tiesiog negali mokytis vien todėl, kad nėra kam palikti ir prižiūrėti mažylius. Lankstumo trūkumas pačioje suaugusiųjų mokymo sistemoje. Kartais pagal suaugusiųjų mokymo programas mokslus norėtų tęsti vidurinės mokyklos nebaigę, tačiau dar 18 metų nesulaukę asmenys. Tačiau jie to daryti negali, nes toks mokymasis leidžiamas tik nuo 18 metų. Žinoma, svarbi problema ir nepakankamas finansavimas. Norėčiau pritarti Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, kuris yra pasakęs, jog vis daugiau žmonių Lietuvoje pradeda suvokti, jog mokymasis nėra vien jaunuomenės pareiga. Mokymasis visą gyvenimą mūsų valstybei visiems jo žmonėms šiandien tampa iššūkiu, kurį būtina priimti, nes tik atvėrę galimybės ir kelius mokslui, sparčiai kintančiam pasauliui, galėsime parodyti, kad Lietuva yra kūrybinga, atvira naujovėms ir nebijanti siekti ambicingų tikslų.